90% namų, kur ventiliuojami fasadai, mes kur įrenginėjom, tai būna plokštė ir apdaila. Kadangi lentelės yra su tarpeliais, plėvelė dėta juoda atspari ultravioletui, kad per tarpelius mes nematytumėm apšiltinimų ir kad būtų juoda gražu. Matau, kad padarė esat ir nuo paukščių čia, ne, nuo bičių tenais, kad neįlystų kažkaip, ne, va tas matau. Čia yra ventiliacinis tarpelis, jisai skirtas šlaitinio stogo ventiliavimui ir tuo pačiu fasado ventiliavimui. Aš pastebėjau pas mane name daug kur gyvena bitės, o dabar plojau tą namą, tai daug kur visur, net languose, ventiliuojamuose langų skylutėse bitės gyvena. Tai labai gerai, reikia medų imti tada. Tai, bet gal reiktų tada idėją tokią padaryti, kad tipo langai su atsidarančiais rėmais ir tenais išimi korius. Įsivaizduoji? O toks bairis. Ne, mes šito nepatyrėme. Bleba, bet gal čia būtų nauja niša, ta prasme langai su koriais, su medum. Wow, įsivaizduoji, tu ta prasme bum, atvarai vasaros vidury langą, atsidarai, išimi koriukus, tik, toliau viskas vyksta. Ir man dėjo žmogus langus, kuris turi avilius, tai aš jam paskambinau, sakau, klausyk, Andriau, sakau, įsivaizduoji, sakau, langai ir bitės, viskas viename, tu dėjai languose bitės, viskas, o čia, sako, geras ženklas, labai gerai, reikės, sako, pjaut langus, žinai.